Sveiki, draugai mėlėjai. Pagaliau baigėsi žiema. Atėjo pavasaris, nors šiuo metu jis visai netoks, kokią tikėjomės. Kai rezervavomės būtent šią žvejybą, turėjo būti beveik 20 laipsnių šilumos. Turim kokius 8. Karts nuo karto vos pasirodo saulė. Gan stiprus vėjas. Vanduo apie 9 laipsnius paviršiuje. Bet meškerės užmestas ir bandysim atsidaryti šį sezoną, pagauti savo pirmuosius trofėjus. Kartu su manim žvejoja Simonas. Tai laukia 2 paros, 6 meškerės, skirtingos kombinacijos ir pažiūrėsim, kam nusišypsos sėkmė. Simonas žvejos daugiau telkinio viduryje. Gyliai tikrai ne per didžiausi, kiek virš metro. Pats tas pavasariui. Prie priekrantės aišku ir mažiau. O aš pradėsiu 2 kombinacijom, tai saldžia ir žuvinė. Kartu prie masalo įpyliau šiek tiek pelečių ir porą krušintų tiesiog bailiukų. Tikrai minimaliai. Žiūrėsim, ar atsilieps žuvis. Neskubėsim jaukint, nes tikrai to nėra labai verta daryti. O po to 3 meškerę, manau, ieškosiu tiesiog keisdamas vis vietas, palei kitą krantą, su pala maišeliu, permetinėsiu ir žiūrėsim, ką atneš ateinančios 2 paros prie šio gražaus telkinio. Kągi, pasirašiau keletą pava koinyčių, tikrai nedidukės. Dar viena žuvinė kombinacija, Fish Robin Redas su Plum and Salmon viršūnėlė ryškia. Su šia bandysiu, kaip sakiau, ieškoti pagal šį kraštą. Permetinėsiu galbūt kiek dažniau. Pirmasis bandymas keliauja į vandenį.
Kiek Mats? Nu, pusantro grubiai. Tarp pusantro 2. 11 maždaug su Matu. Tai apie 9. Kągi, sezonas oficialiai atidarytas su kiek gal daugiau nei 9 kg karpiku, kuris užkibo kiek po 8 jau nusileidus saulei ir persimetinant Simonas užmatė šuoliuką pasirodymą lengvą virš vandens tolimajam tvenkinio kampe. Būtent ten nukreipiau laivelį su braškytė ir vienu iš naujų fish food popikėlių, kuris gan greit suviliojo štai būtent šį gražuolį žvynių. Taigi pasidarysim nuotraukų, paleisim, šaltas karpis, tikrai atšiaurios sąlygos, bet sezonas prasideda. Gražuolis. Plauk. Ačiū už suteiktas pirmasias emocijas. Super.
Kągi, sulaukėm antrosios dienos. Praėjom jau maždaug para, kaip sumesti masalai į šį telkinį. O rezultatai iš tikrųjų mane šiek tiek nustebino. Prie tokio oro nesitikėjau, nors ir tikrai tvenkinys nedidelis, bet žuvies aktyvumo kai nėra, kai yra šalta, karpiai nesimaitina. Bet. Viskas pasirodo yra kiek kitaip. Karpiai nudžiugino, sezoną atidaryti pavyko. Vakar iš vakaro 2 žuvis, vieną jau parodžiau jums. Antrąją tuoj pat eisim apžiūrėti, bet šiandien persikėliau tą pavienę meškerę kiek į kitą kampą. Kaip tik nuo vėjo, gal ten kiek šiltesnis vanduo, gal ten būriuosis irgi karpiai, bet iš to paties taško, kur pakavau vakar 2 žuvis, per naktį tylėjusius meškerės, šiandien vėl persimetus ryte prabilo ir padovanojo dar vieną gražų žvynį, kuris taip pat ilsis dar slingia. Tai va tokie reikalai pas mus per šią parą. 3 žuvis. Simonui vakar iškart gan greit atsiliepė taške karšiai. Deja, ne jų atvykom gaudyt, bet vis dar laukiam, dar para maždaug likus ir žiūrėsim, ką jį dar atneš. Tai vakarykštės 2 žuvis užkybo ant braškytės su mango ir bubblegum viršūnėlė. O šiandien uždėjau tokį irgi saldų vafteriuką, įdomios spalvos. Mažai jo gaudęs, niekad nieko nepagavęs, bet kuomet tokios oro sąlygos, tokia žvejyba, tai tokie masalai būna ir nustebina. O dabar einam apžiūrėsim žuvį. Pirmasis vakarykštis, dar nesvertas, užkibęs gan greit po pirmojo, praėjus gal valanda, tai kol jis aprims šiek tiek, pabandysiu jį pasvert. Tai kiek, apie 8,5 maždaug kilogramo. Su matu 10. Štai ta žuvytė. Šį sezono atidarimą padarys tikrai irgi įspūdingų, davė tikrai kol kas geriausią kovą bene. Prašė ir valo. Iškart rodė raumenis, jaunuolis. Tikram dar liko pasidaryti porą nuotraukų ir žinoma, šį grožį leisti atgal į vandenį. Griu dabar pačiam. Ir kągi, kol kas didžiausias šio sezono, šios žuklės, 3 žuvis, iškibus šįryt jau, prieš pietus. Tai šis 12 kg, gal su trupučiu, bet jau tai nėra svarbiausia. Padovanoja tikrai gerų emocijų, puikus kibimas jau. Ir tokie žinai pozuoja man prie šios pavasarinės saulės, nors yra šalta, bet emocijos džiugina. Super.
Ditički. Viršūnėlė plumas pas mus buvo, o apačia gal kur fišas. Atrodo svarstyklės. 16,5 nežinau. 15. Amūras atidarė mano 2006 metų karpių sezoną. Tikrai įspūdinga žuvis, turbūt šamūrų didžiausias mano. Ir štai, pirmoji 2026 metų žūklė atėjo prie pabaigos. Liko tik įstraukti meškerės,
susirinkti paskutinius daiktus ir važiuoti namo. O kas apie žvejybą? Tai tik šiandien pasirodė jau seniau žadėtas oras, pradeda šilt. Gaila, tokio oro nebuvo, kai atvykom, bet oro nepasirinksi, kad ir atšiauriom sąlygom sulaukėm 7 kibimų bendrai. Tai tikrai neblogas rezultatas, kuomet ryte atsikėlęs pro langą matai krentančias snaiges, šalta. Žuvis sukibo abiem maždaug iš to paties taško. Matyt, kuomet vėsų jos nėra aktyvios, tai laikos vienoj krūvoj. Ir kažkas kimba. Kaip vakar, taip ir šiandien, apie 11 valandą sulaukiau kibimo ir šis dar skuba į paskutinius kadrus. Tikrai netikėtas, emocija gera. Beliko žuvį sėkmingai ištraukti ir atidarymo žvejyba sezono, kaip sakant, yra tikrai viršijus lūkesčius. Puikiai pasirinktas telkinys, ačiū Simonui, kad parekomendavo čia atvykti. Gyliai tikrai nedideli, kuomet vanduo tik šyla, karpiai aktyvėja, tai į tai būtina atsižvelgti, sakyčiau, jeigu nori, kad tavo žūklė būtų sėkminga. O dabar susikaupsiu daugiau į žuvies traukimą ir tikiuosi susitiksim ją dar ant mato. Matom, plium viršūnėlė, pasiteisinus Simonui. Aš paskutinį nakčiai irgi ją uždėjau, tai vat šiandien davė rezultatą. Greit pasversim. Taigi, svarstyklis rodo 12 kg su matu, matas gan lengvas, tai kilogramas. Taigi, šią žvejybą uždaro 11 kg žvynius. Kaip tokiu metų laiku jau tikrai stipriai pakovojo šis, bet sėkmingai visgi atsidūrė mano rankose. Sezonas puikus. Ir jeigu toks tik startas, tai nežinia, ką atneš likusis šio sezono dalis. Darom nuotrauką, leidžiam žuvį atgal ir važiuojam namo. Taigi, čia ir like, subscribe, kaip visada. Ir susitiksime kitoje žūklėje. Kągi, keliauk, bičiuliai. Ačiū už susitikimą. Buvo puikiai žvejyba.